Sveiki, mėlėjai, susitinkame YouTube kanale Taro gyvenimo ir meilės. Sveikinu visus su atėjusiais naujaisiais 2026 metais. Visiems linkiu kuo geriausios kloties, sėkmės, entuzijazmo, energijos, išradingumo, kūrybingumo ir žinoma visų jūsų svajonių išsipildymo. Svajokite atsargiai, nes svajonės gali ir išsipildyti. Tikrai taip sako, jeigu atkakliai sieksime, tai tikrai visos svajonės gali išsipildyti, bet darbo įdėti irgi reikia. Taigi, mėlėjai, kūrybingų, darbingų, sveikų, atėjusių naujųjų metų. Nagi ir susitinkame Taro dėlionėje sausio mėnesiui, 2026 metų sausio mėnuo. Na, turbūt jau jums patiko tas 12 sferų dėliojimas, ar ne? Na, pasižiūrėsime dabar kažkaip kitaip, va taip. Ir pirmieji pas mus avinukai jūsų ikonėlė čia, sveiki, sulaukia naujųjų metų. Ir pasižiūrim, kokia bus jūsų energija naujaisiais sausio mėnesį. Kažkas naujo užsidegsite, kažkas naujo, to jūs dar nedarėte, jūs būsite pilni energijos, tai gali būti bet kas, nuo naujo darbo iki naujo žmogaus, iki naujo kažkokio projekto, sveikatos srityje kažkas naujo, jūs būsite pilni energijos, nauji santykiai, arba santykių atnaujinimas, viskas kažkas. Jūsų pinigai ir savivertė, naujas klientas, naujas maršrutas, jūsų pinigai ir savivertė. Na, puikiai kažkaip per moterį, tikriausiai jūs padėsite kažkokiai moteriai arba kažkokia moteris turės įtakos jūsų savivertėjai, kažkas pakels jūsų statusą, žmogus gimęs vandens ženkle, va taip, avinukai, tai gali būti ir, nesvarbu vyras ar moteris, čia parodė moterį, bet žmogus per žmogų ateis pinigėliai ir jūsų savivertė. Trumpos kelionės ir artima aplinka, transportas. Išsisukinėsite, jau taip išsisukinėsite, meluosite tai savo artimai aplinkai, meluosite per akis ar akinius, kad tai jūs blogai jaučiatės, tai jūs kažko negalite, tai jūs važiuoti negalite, tai jūs to negalite. Na, žodžiu, bet dar žiūrėkite, kad jūsų neapgautų, ar ne, ta artima aplinka, pažiūrėkite, ar su jumis sąžiningai elgiasi avinukai. Jūsų namai, jūsų nekilnojamas turtas ir šeimynykščiai, tie, su kuriais gyvenate po vienu stogu. Jūs čia bosas, visų reikalų bosas, jūsų namai, jūsų tvirtovė, nesvarbu ar mergaitės, ar berniukai. Jūs savo namuose jaučiatės patogiai, komfortiškai, taip kaip jūs norite ir darote, ką norite. Niekas jums ten nevadovauja paradui. Romantika, flirtas, kūrybiniai projektai ir vaikai. Su romantika problemos, gali būti pavydo priepuoliai, gali būti konfliktas su vaikais, kažkokia skubi kelionė pas vaikus, iš vaikų, dar kažkur tai. Su romantika tai kažkoks toksai nepasitenkinimas. Nėra romantikos arba jūs labai pavydite žmogaus tokio, kažkam pavydite, pavydo scenos gali kilti. Gerai, šeštas būstas yra sveikata ir darbas, rutininis darbas. Dar lūkuriuojate, gal kažkas nedarbingume esate arba būsite sausio mėnesį, dar lūkuriuosite, sveikatos pokyčių irgi reikia palaukti. Sausio mėnesį jau pagerėjimas bus, bet dar reikia lukterėti. Septintas būstas jūsų šeima, jūsų pora, jūsų santuoka. Nežinau, kažkas tai, kas poroje santuokoje, tai planuojate naujus horizontus, gal kažkokius pirkinius, keliones planuojate. Sausio mėnesį planuosite. O kažkas planuoja naujo buto pirkimą, naujo namo pirkimą, o kas nesantuokoje, tai tiesiog dairysitės naujo partnerio, kažkokių naujų. Čia jūsų planai, čia jūsų asmeniniai planai. Jeigu jūs vieniši, tai čia jūsų asmeniniai planai. Kažkaip žiūrėsite, ką čia toliau daryti, ar ne? Ir aštuntas būstas, tai svetimi pinigai ir tuo pačiu seksualiniai ryšiai. Tokia vaikinukams labai aktyviai prasigros tokia lazdų karalienė, kažkokia moteris. Ji dar ne jūsų žmona, ne jūsų draugė, tiesiog pasija, tokia draugė gali būti. Ir pinigai gali būti, kad jūs valdysite svetimus pinigus, galbūt moteris tą duos tų pinigų. Čia moteris gali būti gimusi ugnies ženkle, tai šaulys, avinas arba liūtas, ar ne? Ir ji kažkaip jums duos pinigų, jūs kažką pirksite, kažką darysite, paskui gražinsite. Turėsite veiklos pinigai, tai veiklos pinigai, darbo pinigai. Gali būti darbo pinigai. Čia jūsų bosė gali būti, duos pinigų jūs. Devintas būstas, tolimos kelionės, dvasinis augimas, jūsų svajonė. O gali būti, avinukai, kažkur kažkas skrisite, važiuosite. Tolimos kelionės sausio mėnesį gal net planuojate, bet gal skrisite. Kas į slidinėjimo kurortą, kas kažkur tai, kas bendravimas su užsieniu, kažkokios tai ryšių bus pas jūs.
vat kažkam prasigrosiu, gal kažkas tiesiog susiskambinsit arba pasirašinėsit, ar ne, su užsieniu, tokie reikalai. 10 būstas jūsų tikslai. Oi, labai svarbu, kažkas bus svarbaus ir tokio reikšmingo jūsų karjeroje arba jūsų asmeniniam gyvenime, statuso kažkoks atnaujinimas, kažkokių ryšių atsinaujinimas gali būti. Užduotis sausio mėnesiui atnaujinti ryšius, kurie buvo prarasti, bet jums svarbus. Užduotis yra atnaujinti darbo santykius, atnaujinti ryšius, atnaujinti statusą, kažkokį statusą, kurį jūs turėjote, bet ten kažkaip viskas užpelkėja, užrūdyja, tai vat atnaujinti ir tuo pačiu atnaujinti. Kažkam gali prasigroti teismo procesas, va toksai kažkoks pabaigti teismo procesą, kažkam tai gali būti, atnaujinti ryšius, su giminė atnaujinti ryšius, su vaikais, anūkais, tėvais, atnaujinti ryšius, kurie jums svarbus. Tai va, 11 būstas, tai kolektyvai, jūsų kolektyvai, kažkaip įtariai žiūrėsite į visokius meno kolektyvus, į sociumą, į labdarą, sakysit, vienos apkalbos. Avinukai sakys, čia tam kolektyvė, toj bendruomeniai, tai vien tik pletkai, ir ne? Tai jūs nelabai čia žiūrėsite į tuos visus dalykus, tai va, avinukai. Na ir 12 būstas, kas jūs izoliuoja nuo kitų žmonių, kad jūsų kažko per atstumą esate, kad jūs išėjote iš santykių, kurie jums buvo svarbus, vis dar negalite atsitokėti nuo to, kad kažkas jūs paliko arba jūs palikote. Tai vidinis pasaulis jūsų vis dar liūdi, vis dar kažko ilgitės, gedite, bet jums sako, uždavinys yra sausio mėnesį atstatyti ryšius. Kažkam paskambinsiu, kažko susitikti, kažkas naujo. Va. Na ir koks patarimas avinukams sausio mėnesį? Tai laikas, viskam savas laikas. Jeigu dar blogai jaučiatės, tai dar luktelkit, jeigu nelaikas į darbą, tai irgi paimkite pauzę. Santykiuose galbūt irgi turit nusiraminti, kažkoks laikas turi ateiti, tam tikras laikas. Tai va, avinukai, tai va toks jūsų sausio mėnuo gali būti. Daug nesigilinant į kažkokią tai problematiką, ar ne? Na ir dabar jau žiūrime jaučius, mėly jaučiai, su naujaisiais metais. Tegul jums ir visiems mums būna jie geresni negu praėję. Svarbiausia, kad nebūtų blogesni. Tai va, ir pasižiūrėkime, kažkai čia dabar sausio mėnesį bus mūsų jaučiams. Taigi jūsų energija jaučia, jūsų įvaizdis, jūsų nuotaikos. Šiais metais kažkur keliausite, arba reikalai su transportu, arba kažką apsispręsite. Viskas, aš noriu pokyčių. Kažkas naujo įsiverš į jūsų gyvenimą. Kažkoks arba kelionė, arba žmogus, arba darbas, arba kažkas tokio naujo bus. Gerai, pinigai, savivertė, tokia, reiktų biški kažkaip labiau sustiprinti savo savivertę, gal ir tie pinigėliai tokie, gal bus mažiau negu tikite sausio mėnesį, arba jų reikės laukti. Reikės balansuoti pinigai su tais, kuriuos dar turite, ar ne? Artima aplinka ir trumpos kelionės. Lankysite moterį gimusią žuvų, skorpiono ar Vėžio ženkle, kažkoks bendravimas bus. Artima aplinka jūs tikrai džiugins, bus pokalbių tokių šiltų, šaunių ir taip toliau. Ir tai bus su moterim, kuri tokia jausminga, empatiška, gal tai jūsų dukra, gal tai jūsų sesuo, gal tai jūsų draugė, kažkokia bendruomenės atstovė, taip. 4. Jūsų namai, jūsų šeima. Tokios konfliktiškos energijos, galbūt bus daug darbo, bus nesutarimų, kas kasime sniegą. Aš vakar kasiau, rytoj tu kasi, ar ne? Šeimoje toks pasišpilkavimas ir konkurencija, galbūt dėl dėmesio su tokia dama, ar ne? O kas neturite šeimos, tai tiesiog galbūt kažkokie aktyvūs veiksmai apie namą, su namu, tikrai vos nesniego kasimas, ar ne? Gali būti tokia fizinė veikla namuose. Iškrito korta, 5. būstas yra mūsų romantikai ir romantiniai ryšiai. Nieko kol kas neplanuojate, viskas taip kaip ir turėjote karalių, planuojat kažkokį, bet kol kas nieko aktyvaus. Toksai šiek tiek, stabdis, sakyčiau, labiau planuosite, žiūrėsite į darbus, o ne į romantiką. O jeigu vaikai, tai jau kažkaip tai jau išleidinėjat vaikus po truputėlį iš namų. Tai vienas, tai kitas, ir taip toliau. Gerai, mėlyje, 6. būstas jūsų sveikata ir darbas. Gali būti eisite pas gydytoją, gali būti kažkoks tai tyrimas atliekamas, kažkokia informacija gauta, pokalbis, siuntimas, dokumentas, darbe taip pat gali būti kažkoks tai sutartys ateiti, sutartys išeiti, kažkoks dokumentas ir pokalbis. Gali būti, kad kažko atsisakysite, gal iš darbo kažkas išeis, gal iš
kažką pasamdysite arba atleisite, vat, kas dirbate tokį darbą. Kažkoks toks svarbus pokalbis arba dokumentas darbe. Gerai, 7 būstas santuoka. Viskas gerai, jautukai, kas santuokoje, tikrai jūs turite komfortiškus santykius, viskas jums gerai ir visi jūs myli ir jūs mylite savo žmogų, o kas neturite poros, tai jums ir taip gerai. Gerai, 8 būstas, svetimi pinigai ir seksualiniai ryšiai, visokie force majorai. Nu, gali būti kažkoks darbe, gali būti konfliktas va čia. Kažkaip susieina dėl kažkokių darbų, dėl svetimų kažkokių, gal paskolą kažkas ruošitės imti, gal kažkokius tai mokesčius mokėti. Svetimi pinigai tai prasigros mokesčiai, nes kardų karalius tai toks, žinote, be emocijų jisai. Ir intimaus ryšio, tai kas neturite, tai toks atšalimas santykiuose, kas turite, o kas neturite, tai va taip va, tokie vieniši ir sužvarbę. Gerai, žiūrime 9 būstas. 9 būstas užsienis, tolimos kelionės. Gal su kažkuo tai bendrausite, kas Skype'u, kas internetu, Skype'u dabar nebėra, ar ne, kažkaip kitais būdais. Nu, aptarsitės, manyčiau, aptarinėsite kelionę, kur mes važiuosime, vat jeigu yra reikalas. Dar kažkas mokytis, galbūt kažkur į kursus kokius nors, arba kažkokį mokslą galbūt galite. Nu, kažkoks toks pokalbis dėl ateities gali būti su šeima arba su darbe kažkur su kolegomis. 10 jūsų uždaviniai, nu, vat išvykti kažkokią kelionę. Jautukai, kas planuojate, tai gali būti, kad kažkur išvyksite, kas į sanatoriją, kas į kokią ligoninę, kas į kokį užsienio kurortus, nu, toksai, nu, kokie tikslai, nesiparinti ne dėl nieko. Jeigu kas nors yra tokio negero, tai per daug neimti širdį. Gerai, 11 darbas bendruomenėje, nelabai čia kur dalyvausite jaučiai, tai labiau šalinsitės tos bendruomenės, tos visuomeninės veiklos, sakysite, ačiū, man nereikia, aš neturiu laiko, nei sveikatos. Na ir vidinis pasaulis, 12 būstas, tai vėlgi su kažkuo esate per atstumą, kažkas brangaus, su kažkuo brangiu žmogumi išsiskyrėte, negalite pamiršti, vis dar negalite atleisti to, kad jūs netekote kažko brangaus. Na tai va tokie dalykai jaučiai. Arba kažkoks yra atšalimas santykiuose su kažkuo, tai, nu, ir patarimas jums, nu, ne. Ką žinau, jeigu turite žmogų kokį tai patarimas jums, galbūt pas astrologą nueikite, pas būrėją galų gale, gal pasakys kažką, yra kažkokios paslaptys, išsiaiškinkite, jeigu jums kas nors rūpi, jūs norite kažkokių pasikeitimų, tai vat kreipkitės į tarologą, į astrologą ir tegur pasižiūrė, kas čia jums nervina, kas jūs nervina, ar ne? Tai va, kažkoks bendravimas gali būti su moterimi arba tiesiog dabar toks laikas galbūt jaučiamas bus toks šiek tiek į save. Panirimo į save. Na gerai, žiūrime dabar jau mes dvynius. Na gal neužtruksime labai ilgai, gal nusibosime dvyniai. Na gerai, kai žiūrėsite, uždėkite ties savo ženkliukų laiko tą tokią laiko parašymuką, ar ne time-kodą vadinamą. Gerai, ačiū labai. Bus kitiems lengviau žiūrėti ir jums patiems paskui atsekti. Gerai, nes sausio mėnuo ilgas, tikrai kartais kažkodėl sausio mėnuo būna labai ilgas, nežinau kodėl. Tai va, gerai, mėlyje, tai dabar jau žiūrime dvynius, mėly dvyniai, jūsų energija sausio mėnesį. O, kardų, tūzas, kažkas naujo, dokumentas, kažką trėšite, kažko bus atsisakyta, kažkoks įvyks pokalbis, kuris kažką nuo jūsų atims. Gal mokesčiai kokie, gal kokia paskola, gal kažkokie tai dokumentai, sutartys bus pasirašomos arba, nu, kažkas naujo bus, va, tokie su dokumentai susiję. Jūsų pinigai savivertė, jūsų savivertė kels kelionės, jūs busite aktyvus, mobilus ir pinigai ateis per keliones ir jūsų savivertė pakils kelionėse. Taigi būkite aktyvus dvyniai, dalyvaukite. Visur, kur tik galite, kur turite sveikatos. Artima aplinka ir trumpos kelionės. Nu, artima aplinka irgi darbas komandoje, jūs su visais susitarsite, sudraugausite, turėsite ryšių, pasitarsite, galbūt kažkoks tai jūsų darbo kolektyvas arba jūsų šeima va, kaip kolektyvas, toksai. Nu, reikalų sprendimas, vat konkrečiai reikalų sprendimas. Nu ir 4 būstas, kas čia apsivožusi korta tokia. 4 būstas jūsų namai, jūsų tvirtovė. Nu, nieko nenorėsite daryti po namus, bus labai sunku, tikriausiai sniego kasimas, pečiaus kūrimas kažkam tai. Dvyniai reikalų namuose bus krūvos, bet jūs nieko nenorėsite daryti ir kažkas šeiminykščiai sieks jūs įpareigoti atlikti tam tikrus darbus, bet jūs
Na, tiesiog nusimesite šitą naštą, sakysite, ačiū, aš pavargau darbe. Gerai, mėliai, tai dabar žiūrime 5 būstas flirtas, kūrybiniai projektai, vaikai. Nu, gali būti kažkas naujo susijusio su... kažkas naujo, santykiuose ar ne flirtas, kažkas naujo, spontaniško, neįpareigojančio gali būti. Vaikai jūs džiugins, kažką naujo iškrės, gal į mokyklą pradės eiti, arba kažkas atostogos pasibaigs, kažkas tokio. Sausio mėnesį kažkas gali būti, dvyniams su kūrybiniais projektais, kažkas naujo. Kas dalyvaujat kokioj meniniai veikloj, tai galbūt kažkur reikės pasirodyti, dar kažką, va taip pat. Na gerai, žiūrime 6 būstas, jūsų darbai ir sveikata. Jūsų darbai ir sveikata. Va sveikata, tai norėsis geresnės truputėlį, kažkoks emocinis toks dugnas. Na ir darbai taip pat nedžiugins, bus daug darbo, sunkus darbas ir sakys, nenoriu aš jau nieko čia dirbti. Ir dvyniai sakys nusivylimas, jau vien tik nusivylimas tarp darbe. Arba gali būti darbo bus, bet busite nepakankamai apmokami, nes čia kažką kartu tūzas kažką įsiaiškinsite. Na, žodžiu, toksai truputėlį liūdėsiukas. 7 būstas jūsų pora santuoka, oi, velnias, jeigu turite santuokinį žmogų, tai arba įstringa naktis, arba tiesiog vadovausite paradui, sieksite palenkti savo žmogų į savo pusę, kad jis elgtųsi taip, kaip jums reikia, arba jūsų pora, jūsų sutuoktinis stengsis jūs kažkaip įpareigoti, atlikti kažkokius tokius darbus, kurių jūs nenorite, arba kažko iš jūsų reikalaus. Va, o kas neturite, tai priešai gali kažkokie suaktyvėti, ten kažkokios tokios negeros energijos. Gali būti kažkoks aršus konfliktas, tiesiog aršus konfliktas. Nu ir pasižiūrėkite, nepasiduokite pagundoms. Gerai, dabar žiūrime 8 būstas svetimi pinigai ir jūsų užsienis. Kol kas nieko tokio planas. Planas yra, kaip ir sausio mėnesį atviri keliai, bet nieko kol kas neįvyks, nes bokštas tai nieko nevyks. Toj srity nieko naujo neatsitiks, nei seksualiniuose ryšiuose, nei svetimuose piniguose, nei force majeure, jokių čia nebus, viskas susiję su šeima. 9 būstas tai tolimos kelionės ir jūsų svajonės, jūsų ryšys su vaikais, anūkais. Ir išsisukinėsite arba tiesiog kažkaip, gali būti, kad kažkas dirba užsienį ir jūs paprašysite pinigėlių, vat kažkaip suksite uodegą dvyniukai, vat kažkokia gali būti tokia situacija, kad jūs kažkokį planą sureksite, kad jums reikia pinigų ir jeigu turite žmogų užsienyje, tai jūs tiesiog arba užsienio kelionį paprašysite, kad jums padėtų, kažkas jums padėtų. Arba kažkas norės išvykti į užsienį, bet jūs labai išsisukinėsite, kad tai labai brangu, labai išlaidos ir nieko mums nereikia, ar ne? Tai va, 9 čia buvo. Dabar 10 būstas, jūsų artimiausi tikslai. Nu, va, su kažkuo įsiaiškinti. Galbūt su viršininkė, galbūt su savo pora, ar ne? Nes kardų karalienė yra svarstyklė, moteris gimus svarstyklių ženklė žmogus. Nu, vat kažkoks tai pokalbis su tokiu žmogum ir įsiaiškinti, kokiom sąlygom mes dirbame, įsiaiškinti, kokiom sąlygom mes čia šeimoje, kaip čia ką mūsų reikalai. Nu, vat įsiaiškinti tokius dalykus, pasirašyti dokumentus, galbūt eiti į kažkokią įstaigą ir gauti dokumentą. Va, čia gali būti reikėti. Tai jūsų užduotis susijusi su karjera, tai gauti galbūt sveikatos pažymą, kažkokią licenciją, dar kažką, va, tokius dalykus. Gerai, ir 11 būstas dvyniai, jūsų bendruomenė. Na, jūsų, jeigu dalyvaujate kažkokioje bendruomenėje, tai jūs ten tikrai, jūs dalyvaujate ne už dyką, ne dėl už dyką, tai jūs gausite kažkokiu tai materialių dalykų toje bendruomenėje, visuomeniniai veikla, jums ne už ačiū. Jūs ten investuojate savo laiką, bet gaunate kažką materialaus. Na ir dabar 12 būstas, kas mus skiria nuo kitų žmonių, permainos, bet kažkas jūsų vidinis pasaulis keisis. Kažkokios baimės, kažkas nebebus taip, kaip buvo. Na, gali būti kažkas išeiti iš jūsų aplinkos. Vat, nu, kažkas tai tokio. Gali būti kažkokios permainos šeimoje, sakyčiau. Nu, vat, arba su dukra, arba su mama, arba jūs kaip žmona, kaip mama. Gali būti dvyniukės, nu, kažkokios permainos. Va čia gali būti. Nu, gal sveikatoje, vat, imperatorės sveikata, žiūrėkite, kad, nu, sveikatą dabokite. Iš tikrųjų, žiūrėkite po kojomis, žiūrėkite, kaip užsidirbti, planuokite biudžetą, nes išlaidų gali būti daugiau sausio mėnesį negu pajamų. Ir žiūrėkite po kojomis, nes 12 būste mirtis, gali būti trauma, gali būti liga, toks šiek tiek, nu, atsiskirimas nuo sociumo. Tam tikra nedidelė izoliacija gali būti. Žiūrėkite, kas vairuojate atsargiai. Na, žiūrėkite abiem akim. Nes paskui ten tas velnias, tai visokie tokie privalomi dalykai, kurių mes nenorime, o jie atsitinka.
Tai va, tokie dalykai dvyniams sausio mėnesį pagal šitas kortikės, sakykime. Na, dabar žiūrime jau vėžius. Mėly vėžiai, kokia situacija pas jūs sausio mėnesį, ką prognozuoja taro. Sveikinu vėžius su atėjusiais naujaisiais metais, būkite sveiki, stiprus, darbštus, jūs ir taip darbštus ir pareigingi. Tai šiek tiek dėmesio savo vėžiukams palinkėčiau, šiek tiek laiko savo. Nes jie lekia, jie rūpinasi visais. Taigi vėžiukai šiek tiek laiko savo. Gerai. Bent jau sausio mėnesį. Gerai, mėly, jūsų energija ir jūsų įvaizdis, jūsų reikalai. Na, vat, reikės kažkokį gudrų planą susukti vėžiai, kaip kažko nedaryti. Vat ir reikalas daryti, bet jūs kažkaip, nes jūs nuvilia tą situaciją, kad jūs turite daug pareigų, turėkite planą. Kažkaip bandykite tarti su aplinka, kad jums nereiktų taip nusivilti kiekvieną kartą. Čia gali būti, kad jūs patirite daug nusivylimų ir dabar, kortos sako, biški pagudrauk, nebūk tokia atvira, nebūk toks atviras, nebūk toks nuoširdus, nebūk toks darbštus. Šiek tiek pasilepink, sako, vėžį, tu neturi smegenų. Taigi pasuk truputėlį uodegą, kaip čia viską prasukti taip, kad jums būtų šiek tiek geriau. Gerai, pinigėliai savivertė. Liuks. Tai manyčiau, tikrai pasukite uodegą, kaip jums gauti tokių reikalų, kur jums reikia. Ne? Šiek tiek atsipūskite, vėžiai. Trečias būstas - artimos kelionės ir artima aplinka. Čia konfliktas gresia su artima aplinka. Aš ir sakau, kažkas jūs nepalaiko, kažkas ant jūsų važiuoja, krauna ant jūsų viską, ką tik gali. Tai biški įjunkite smegenis, kaip tokį žmogų pastatyti į vietą. Nes čia jau vėžiai tiesiog jau nepakeliamai, čia jums sunku. Artima aplinka jūsų nepalaiko. Jinai jums nekomfortiška. Gerai, o dabar ketvirtas būstas - šeima. Sakau, reikės kažkoks bręsta pokalbis, konfliktas šeimoje, namuose, būtent namuose. Kartų karalienė yra moteris gimusi svarstyklių ženkle. Tai galbūt su kažkokia svarstyklė jums kelia stresą iš tikrųjų. Pažiūrėkite. Aha, labai galiu suvesti, dabar kažkam galbūt prasigros. Žiūrėkite, tokios nuotaikos gali būti jūs kažkas apgaudinėja. Jūs nieko nenutuokite, jūs čia savivertė, jūsų viskas gerai, bet artima aplinka ir jūsų namų aplinka jūs apgaudinėja. Kardai. Ir čia veliasi kažkokia trečia moteris, antra moteris jūsų šeimoje, tai kažkokia moteris vadovauja paradui. Žiūrėkit, jums net nepastebint. Žiūrėkit, gal tai yra kažkokia Anyta, gal uošvė Anyta, gal kokia buvusioji kažkieno, tai kažkam gali prasigroti bosė. Namuose kažkoks toks reikalas, kažkokia moteris kišasi, į santykius. Gerai, dabar žiūrime penktas. Penktas būstas, romantika nekvepia, vaikai irgi nelabai čia džiugins jūs, iš tikrųjų, sakys, prisiminsite praeitį, kaip buvo geriau, anksčiau buvo geriau, ar ne, prisiminsite, tai buvo emocijos, palaikymas, vaikas buvo meilesnis, švelnesnis, o dabar kažkaip romantika truputėlį jau nutolo. Gerai, šeštas būstas, sveikata ir rutininis darbas, jums patiks būti darbe. Sveikata irgi bus gera, ir pinigėlį planuojate gauti, viskas gerai su darbu. Ir su sveikata viskas gerai, vėžiai. Jūsų šeima santuoka, ar ne, santuokin, kažkas keisis, santuokoje tikrai neškite pokyčių, lazdų karalius. Ir pentaklių karalius. Kam koks karalius vėžiukės, ar ne? Gali būti, kad jūsų santuokoje, kas santuokoje poroje, gali įvykti pokyčių. Tas karalius, kuris buvo širdžių ėdikas, gali tapti labai globėjišku tokiu, jumis pasirūpinti gali. Gal pasiūlys statusą kokį tai. Gal kas netekėja, sakys, davai suseinam gyventi po vienu stogu, arba ten tuokėmės, arba dar kažką, tai ar ne? Vėžiukai. O vėžiukam, kas jau poroje, tai kažkoks toksai sėkmė piniguose gali būti, taip pasakyčiau, pasiekimas. Gerai, aštuntas būstas, svetimi pinigai ir force majorai. Bus kažkokių tokių sukeitimų nuomonėmis. Gali būti, kad jūs turite iš kažko surinkti mokesčius, bet niekas nenorės mokėti. Sakys, palauk, neturim pinigų, palauk. Čia gali būti, kad jums reikės atstovėti tokią darbo teisę, sakykime, darbinius reikalus ir išsireikalauti tai, ko jums reikia. Gerai, devintas būstas, tolimos kelionės. Ne sausio mėnesį, sako, susilaikome, palauksime. Gal vaikai maži, gal pinigėliai ne tie, gal situacija ne ta. 10 būstas, aukščiausi tikslai. Bus labai daug, visko daug norėsite, bet ne viską pavyks padaryti.
Nesiblaškykite, susikoncentruokite daugiausiai 2 dalykus, kad neįsibarstytumėte ir energijos. Prarasite energiją, pavargsite ir nieko nepasieksite. Nu, o kažkas galbūt planuoja gauti pinigėlių ir kažkur eis apsipirkti, ar kažkokį, gal koncertą žiūrėsite, gal kokiam teatre būsite. Nu, kažkas tokio mirguliuos prieš akis. Vat. Gerai, bendruomeniai. Kažkas visuomeninė veikla gera, gal susitiksit su draugais, kažkokiam renginiui gali būti. Va taip pavyzdžiukės, o tikrai kažkaip per savo porą, va, gal jūsų sutuoktinis arba jūsų draugas dalyvauja kažkokioje visuomeninėje veikloje ir ten jūsų dalyvausite, va tai jums patiks. Gerai. Ir taip pat svajonė, gali būti, kad pasiūlys jums renginį sudalyvauti arba tikrai vos nepasipiršk, sakykime, kažkam tai taip gali būti. Na ir 12 būstas, emocijos, daug emocijų, patirsite kažkokį gerą tokį proveržį, geras emocijos, vėžiukai. Sausio mėnesį, gal kažkieno gimtadienį švęsite, žvaigždės svajonių išsipildymas. Kam svajonių išsipildymas, kažkas tapsite labai žinomi, apie jūs labai kalbės vėžiukai, kažkas būsite, o kažkas iš jūsų bus koncerte, stebės kažkokią žvaigždę, nu, žodžiu, toksai geras laikas gali būti. Kažkas patys išgarsėsite, o apie kitus tiesiog kalbės. Va, taip gali būti. Na va, gerai, ačiū vėžiukams, dabar jau turime liūtus. Nagi, mėly liūtai, jūsų situacija. Kokia jūsų situacija? Šiuo metu sveikinuosi su jumis, sveikinu jūsų naujaisiais metais ir pažiūrėkime, kaipgi čia sausio mėnesį mūsų reikalai su jumis, ar ne? Gerai. Na, mėly liūtai, jūsų energija sausio mėnesį, liūtai. Kokia jūsų energija, jūsų įvaizdis? Labai sunku, kažkas bus labai pavargę po švenčių ir tiesiog nenorės nei dirbti, nei ką, o kažkam iš liūtų tiesiog reikia sniego, daug sniego kasti, galbūt turite didelį kiemą, sodą liūtai ir jums tiesiog bus labai sunku. Arba sveikatoje problemos, nu kažkokios problemos. Antras būstas savivertė pinigai per kelionę, arba jūs tiesiog nusišalinsite nuo visokių reikalų sprendimo, nenorėsite nieko daryti. Nu, jokių pokyčių, sakyčiau, nebus, nei piniguose, nei... Arba bus pasiūlymas užsidirbti, bet jūs jo neimsite. Jūs neimsite to pasiūlymo, papildomų užsidirbti. Gerai, artima aplinka, ar jūs džiugins artima aplinka? Galbūt turite vaikų, anūkų, kas anūkų, kas šiaip romantiniai santykiai liūtai. Nu, iš tikrųjų džiugins jūs. Gal lankysite, gal jūs aplankys vaikai, anūkai. Nu, tai labai puikiai korta. Namai, jūsų tvirtovė, namuose kažkoks šaltis, atšalimas, kažkoks nepasitenkinimas, santykių nuvertinimas. Na, gal kažkas išgerinėja, arba kažkas labai nori išgerinėti, arba nori tokių neįpareigojančių santykių liūtai. Nu, tokie namai kol kas, tokie kaip atvirų durų, kaip laisvės alėja, ar ne? Jūsų namus daug kas ateina, išeina, toks balaganas šiek tiek jūsų namuose kol kas. Gerai, sausio mėnesį čia tai planuojama būti. Kažką planauti, bet nepavyks. Arba pinigų stygius bus, arba nepasitenkinimas taip, kaip atrodo jūsų namai. Nepatogios gyvenimo sąlygos liūtams sausio mėnesį. Gerai, romantika ir kūrybiniai projektai. Labai puiku, kažkur dalyvausite, netgi romantiką padarysite tai, ko dar nedarėte, liūtai, pasižiūrėkite. Ir čia meilė, ir čia meilė. Sausio mėnuo kažkuo ypatingas. Gerai, nu žiūrime toliau. Nu, 6 būstas sveikata ir darbas. Jūs tikriausiai nedirbate liūtai, o jeigu dirbate, gal atostogų išeisite, arba biuletenis, nedarbingumas, su sveikata blogai liūtai, su sveikata blogai. Va čia kažko atliksite, kažkokį veiksmą darysite pirmą kartą sausio mėnesį, žiūrėkite, kad tai jums nekainuotų sveikatą arba pareigas darbe. Nu, žiūrėkite. Tai va, gerai, mėlėjai. Na ir dabar 7 būstas santykiai su sutuoktiniu. Na, velnias tikrai aistringų norėsite santykių, emocijų. Galbūt žmogus labai valdingas jūsų ir jūs sieks palenkti, tik savo tokius visokius dalykus daryti. Arba jūs labai geisite taip pat kažkokį užvaldyti partnerį, sakykime, geisite. Gali būti piniginiai reikalai, šiek tiek materialūs dalykai tokie gali būti, slėgti jūsų pečius, kažkokios skolos, mokėjimai. Priklausomybė nuo materialių dalykų gali būti. 8 būstas, valdiški pinigai ir visokie tokie seksualiniai ryšiai. Pažiūrėkite, kaip šaunu liūtai sausio mėnesį atgis jūsų libido. Sveikinu, pasinaudokite tik ne per daug, nes gali būti sveikatos problemų.
Va, jūs įveiksite sunkumus. Jei kažkam turite sumokėti, sumokėsite, per kančias, per sukastus dantis, bet sumokėsite, iš skolų išbrisite, nu bent jau pasistengsite sausio mėnesį išbristi iš tų tokių skolų, jeigu tokių turite. Toliau, 9 būstas užsienis. Ne, niekur neplanuojate, nevažiuosite, sakys, ačiū, nenoriu, nereikia, tikrai nenoriu, nereikia, negaliu. Gerai, užsienį nevažiuosime. Liūtai. 10 būstas santuoka, nu kol kas nepasipiršite niekam, kas nepasipiršė, o kas santuokoje, tai kaip suvaržyti tokie jausitės. Nebūtinai santuoka, 10 būstas yra karjera ir socialinis statusas. Kol kas socialinio statuso nekeisite, bus taip, kaip paliksite taip, kaip yra. Ir jokių karjeros pokyčių taip pat kažkaip. Jeigu su ta pačia, iš to paties, su tuo pačiu gyvensite, liūtai, jo, šeima, kas turite šeimą, išliksit šeimoje, o kas neturite, tai irgi, kol kas išliksite tam statuse, kokią nesate sausio mėnesį, niekas nepasikeis. 11 būstas bendruomenė, bendruomeniai gali kilti pavydo kažkokios tokios scenos, pavydas, konfliktas dėl kažkokių materialių vertybių, dėl kažkokio tai, ar tai pelno, ar kažko, taip, dėl kažko jausitės negavę, neįvertinti liūtai. Na ir 12 būstas, kas jūs izoliuoja nuo kitų žmonių, tai kad jūs pasiturinti žmogus ir jūs laimėtojas, jūs labai išdidus liūtai, kas jūs izoliuoja, kad jūs kartais esate pernelyg išdidus, tokios garbėtroškos šiek tiek egoistai, bet jums viskas gerai, kas jūs izoliuoja, kad kažkas neturi to, ką turite jūs, kažkas jums pavydi. Va. Liūtai, atkreipkite dėmesį, kad jūs gyvenate labai gerai ir kažkas jums pavydi. Žiūrėkite į tai, kad atkreipkite dėmesį. Na, sakom, kas man akmenį, tam aš duonos kriaukšlę, ar ne? Nu, pabandykime taip, gal pasikeis situacija. Ir patarimas jums, liūtai, na va, kažkas slapta jūs myli, kažką jūs mylite slapta, va, pažiūrėkite tas kažkas per atstumą, arba jūs kažko ilgitės, apie kažką svajojate, domitės, arba tiesiog tai yra platoniška meilė. Kol kas nėra ryšio tarp to žmogaus ir jūsų. Nėra buitinio ryšio ir intimaus. O, ką mes pažiūrėjome liūtus? Na, mergelės mielosios, manyčiau, jumis ir pabaigsim, nes aš truputėlį jau pavargau. Ir tęsime paskui su kitais 6 zodiako ženklais. Mielos mergelės, su atėjusiais naujaisiais metais, linkiu jums sveikatos, pinigų, nepervargti, nepersitempti. Ir tuo pačiu šiek tiek įsileisti širdį romantikos ir jausmų. Ir žinoma, laiko savo. Va šitaip. Nu, sausio mėnuo mergelės. Koks jūsų sausio mėnuo? Kokia jūsų pagrindinė energija? Nu, bet buvusysis. Mintys apie buvusį, arba mintys apie darbą, arba apie kažkokį specialistą. Va, jeigu turite žmogų artimą gimusį vandenių ženklę, tai galėtų būti kažkoks ryšys su tokiu žmogumi. Gerai, dabar žiūrime, tai čia mergelėms, ar ne, vandenių ženklų gimė žmogus, arba specialistas kažkoks, arba jūs galbūt turite reikalų darbe, arba kažkokio įstaigoje. Gerai, dabar žiūrime jau pinigai savivertė, mergelėms, pinigai savivertė, labai puiku, 9 pentakliai, kas be gali būti geriau, jūs žinote, ko norite, esat komforto zonoje. Artima aplinka su tais pačiais, niekas nepasikeis, tikriausiai gyvenate kaip draugai, arba turite daug draugų, arba jūsų kažkaip, na, susitikimai tokie, daug susitikimų bus, gal jūs, niekas nepasikeis, artima aplinka ta pati. Namai ir nekilnojamas turtas, labai sunku, nes gal jūs neturit savo būsto, gal nuomojatės mergelės, o jeigu ką, tai turit namie labai daug darbo. Nu, bet reikia sukaupti pinigų, kažkas norit uždirbti savam būstui. Arba namuose turit daug darbo, jūs kaip namų šeimininkė. Taip, mergelės, ir dabar žiūrim 9 būstas, tai yra 5 būstas, romantika, nekvėpia, va čia kažkokia mergelė įsižeidusi, gal jūs nervins vaikai, va čia ir vaikų korta. Nervins vaikai arba jūsų sutuoktinis, jokios romantikos, šiek tiek įsižeidimai. Dan dabar žiūrime, kas čia pas mus 6 būstas, darbai ir sveikata. Viskas gerai, labai gerai. Ir dirbsite, kas dirbsite, tai dirbsite pinigėliai, o kažkam tai bus sveikata gera, galbūt eisite kažkas su transportu arba su kelionėmis gali būti. Kažkur važiuosite, gali būti reikalai, arba reikalas darbas jūsų su transportu gali būti. Bus pasiūlymas darbe. Gausite pasiūlymą padirbėti su transportu mergelės kažkas, tai gal vairuoti norėsite, arba bus pasiūlyta jums. Ir tai jums, tai jums gerai, čia jums į gerą šitas pasiūlymas. Gerai,
7 būstas jūsų santuoka pora, jūs turite moterį vyrukai, kuri aktyvi, veikli ir taip toliau. Jeigu nesantuokinė, bet čia santuokinė. O kas neturite santuokos, tai tikriausiai tokia žavi dama, arba tiesiog jūs esate kažkam dar vis pasija, ar ne, o ne sutuoktinė. Tai va, žiūrėkime, dabar turime mes 8 būstą, tai yra svetimi pinigai, tikriausiai jūs dirbate su svetimais pinigais, arba tai yra iš šeimos pinigai, arba tai yra jūsų sutuoktinio pinigai, na, kažkoks bendras turtas yra, jūs valdote svetimus pinigus, va taip galiu pasakyti, bet jūs valdote juos išmintingai. Taip, jūs pentaklių karalienė, čia tikra mergelė. Gerai, 9 būstas, tolimos kelionės, užsienis, nu gali būti kažkas jūs pakvies kur nors, gal ir išvyksite, o gal išvyksite į kokį kurortą, arba padirbėti, nu žinot, su emocijom susiję, gal pasimatymą kažkur išvažiuosite mergelės, ar ne? 10 būstas, permainos socialiniam statusė, vat gali būti permainos, arba iš darbo pakeisti, arba paaukštinimas darbe, naujas darbo pasiūlymas, nu pasikeis statusas, jeigu nedirbote, galite rasti darbą, galite kažką naujo įsigyti, nu, pasikeis jūsų reikalai pagerės, į gerą čia viskas į gerą, kažkas pasikeis sausio mėnesį. Na gerai, ir dabar žiūrim darbas bendruomenėje, nu kažkaip taip, mergelės, susilaikysite labiau, galbūt sakysite, ne, aš dirbu, turiu darbą, aš turiu savo pagrindinę veiklą, arba aš turiu vyrą, ir aš tada va taip, va, darbas bendruomenėje kažkam gali prasigroti, kad jūs tikrai ateisite dirbti į bendruomenę, arba kažkokiu reikalų tvarkyti visuomeniniai veikloje. Gali būti kažkokia visuomeninė veikla. Gerai, ir 12 būstas, permainos. Nu, vat kažkas pasikeis. Galbūt darbą gausite, galbūt išvyksite kelionę, galbūt kažkas paaiškės dėl būsto, dėl kažkokio užimtumo, dėl mokslo. Nu, vat kažkas naujo bus susijęs su materialiais dalykais. Permainos bus. Ar tai nauji santykiai, ar santykių atsinaujinimas, arba pasiūlymas darbe, nauja uždarbėlė. Na, pasiūlymas, toks patarimas, nu, kol kas apsvarstykite visas galimybės, va, kaip sakoma, kaip tam filme, įgarsinkite visą sąrašą, nu, tai va, tai paklausykite viso sąrašo ir tada išsirinkite mergelės, ar ne? Na, tai va, ačiū. Ačiū 6 zodiako ženklams, linkiu jiems pačio geriausio sausio mėnesio, o mes susitiksime su sekančiais 6 ženklais. Iki